naudojant Heterorhabditis steinernema prieš Vainvyvil kontrolę. Vasaros metu suaugęs Vainvyvil maitinasi augalų lapais. Tikroji žala padaroma jų lervų, kurios minta augalų šaknimis nuo rudens iki pavasario. Augalai žūsta arba būna pažeisti. Tai dažniausiai būdinga braškėms, avietėms, šiek tiek mažiau mėlynėms, juodiesiems serbentams ir agrastams. Vazoniniai augalai yra labiau pažeidžiami. Keletas rūšių vandenyje plintančių mikroskopinių nematodų sėkmingai naudojami prieš lervas. Tai yra Heterorhabditis bacteriophora megidis ir Steinernema krausei. Jie turi identišką plėšrūnų instinktą ir panaudojimą, bet norint pasiekti geresnį rezultatą, reikia naudoti skirtingose temperatūrose – 5–30 laipsnių. Nematodai patenka į dirvožemį su vandeniu. Tokiu būdu jie įsiskverbia į minkštą Vainvyvil lervos kūną. Nematodų bakterijos yra mirtinos lervoms. Lervos greitai žūsta ir supūna per savaitę nuo nematodų panaudojimo. Nematodai pristatomi plastikinėse pakuotėse. Jie auginami pramoniniu būdu dideliuose talpose. Jie gali būti laikomi kelias savaitės šaldytuve 2–5 laipsnių temperatūroje. Negalima užšaldyti. Atkreipkite dėmesį į galiojimo datą ant pakuotės. Užtikrinti gerą oro cirkuliaciją aplink kiekvieną pakuotę. Laikyti vėsiai. Oras yra reikalingas, nes jie kvėpuoja labai lėtai. Pakuotės turinys gali būti naudojamas tiesiai iš šaldytuvo. Jie lėtai įmaišomi į drėkinimo sistemą, norint teisingai juos įmaišyti, reikia naudotis instrukcija. Skystis turi būti nuolat maišomas, siekiant užtikrinti nematodų pasiskirstymą. Venkite naudoti nematodus saulėtą dieną. Apsiniaukusią dieną yra geriausia. Dirvožemio temperatūra turi būti apie 10 laipsnių Celsijaus, nors steinernema gali būti aktyvi vėsesnėje temperatūroje. Produktų instrukcijose bus parašyta apie optimalią dirvožemio ir komposto temperatūros intervalą. Tai turi būti laikomasi ne trumpiau kaip 2 savaitės, norint pasiekti geriausią rezultatą. Yra daug dalykų, kuriuos reikia naudoti teisingai ant komposto ir dirvožemio augalų. Visi nematodai yra mikroskopiniai ir negali plaukti dideliu atstumu. Naudoti reikia šalia pasėlių šaknų, nes tai yra labai svarbu sėkmingam gydymui. Nuspręskite, kokio kiekio nematodų prireiks užkrėstam laukui. Nustatyti siurblio laiką, reikalingą vandens paskirstymui lauke. Nematodai turi būti visiškai išlaistomi, kitu atveju jie uždus vamzdžiuose. Pilnai panaudoti visą paketą. Nepalikti naudojimui dalies paketo kitam kartui. Įsitikinkite, kad dirvožemis ar kompostas yra gerai sudrėkintas prieš jį laistant. Vandens temperatūra ir laistymo trukmė turi būti teisinga. Nematodams plaukti reikia daug vandens aplink augalo šaknis, nes tai sutrumpina jų patekimo laiką į Vainvyvil lervas. Jie gali būti išlaistomi per drėkinimo sistemą arba ranka tiesiogiai aplink augalo šaknis. Dirvožemio nematodams migruoti lengviau nei kompostu. Standartinė dirvožemio laistymo sistema normaliai išlaisto nematodus per toli nuo augalo šaknų. Drėkinimo sistema arba traktoriaus purkštuvai turi filtrus. Filtrai turėtų būti išimti, arba filtro angos turėtų būti ne mažesnės nei 1 mm skersmens, tai leistų nematodams judėti. Nematodų panaudojimas yra beveik 100% efektyvus. Defektų pasitaiko, jūs turėtumėte patikrinti, ar yra mirusių lervų, ir tai reikėtų daryti kas savaitę sekantį mėnesį. Švelniai iškasti nuvytusius augalus, norint įsitikinti, ar lervos yra supuvę. Jei ruduo ilgas, pakartoti reikėtų 2 kartą po mėnesio. Pavasarį efektyvu ir 1 kartą. Tikimės, kad jums patiko žiūrėti šį vaizdo įrašą su susidomėjimu. Yra daug išsamesnės informacijos apie produktą gamintojų svetainėse ir iš jūsų agronomo. Būkite pastabūs, susimastykite ir užsirašinėkite sezono metu. Tai bus dar geriau kitais metais.